Labas, šiandien noriu pakalbėti apie laimę ir džiaugsmą, apie tą vidinės laimės šaltinį, kurio ieškoti, kuris paslėptas, apie tą mūsų asmenybės pusę, kurią žinome kaip vidinį vaiką, kad mes turime įvairias savo asmenybės pusės ir rimtas, ir stipres, ir galingas, ir džiaugsmingas, ir turime tą vidinį vaiką, kuris prašosi kartais irgi apkabinamas, prašosi dėmesio. Ir todėl pažiūrėsiu aš kortų dėlionę šiuo aspektu, kad pamatyti, kas mums suteikia džiaugsmą ir laimės. Ir naudosiu Mažąjį princą kortų kaladę, kuri yra ir tokia humoristinė, ir romantinė. Mes žinom tą Mažąjį princą, tokį personažą, kuris svajotojas, ir ta lapė, ir rožė. Ir čia turiu aš rožę iš romantiškos vietos, jinai iš Alanijos pilies. Ir paskambinsiu varpeliu, kad būtų daugiau tos laimės pojūčio. Ir dėlionę darysiu keltų kryžiaus būdu, mano mėgstamo, ir galima pažiūrėti plačiai, giliai. Ir pradėkime, kokia yra dabartinė situacija šio klausimu. Koks iššūkis dėl šios situacijos? Kokia yra pasąmonės nuomonė? Kokia yra praeitis? Kokia yra ateitis? Kokia yra artima ateitis iki mėnesio laikotarpio? Vidiniai veiksniai, išoriniai veiksniai, baimės, viltis ir galutinis rezultatas. Ir pasižiūrėsim, kas yra ant kaladės dugno. Tai yra 5 taurės. Toks pojūtis irgi, kad viskas atsibodo, norisi kažko naujo. Tai pasižiūrėk, kaip toksai irgi liūdesys liktai, kad turbūt kažkoks ir pagalbos gal šauksmas, ko čia griebtis, ko čia imtis, kad tai ir pasižiūrėsime, ko čia imtis, kaip čia prasidžiuginti save. Ir dar panaudosiu tokį orakulą vienaragių, kurie vienaragiai yra tokios simbolinės, mistinės būtybės. Tai tokia džiaugsmo energija, pakylėjimo ir tokia irgi romantiška, mistiška ir džiaugsminga. Ir pasižiūrėsim, ką tie vienaragiai patars. Tai ištrauksiu kortą, ką vienaragiai, kokį patarimą duos. Taigi, pradėsim tada, kokia yra dabartinė situacija. Dabartinė situacija tai aukščiausias teismas. Tai reiškia tokia situacija, kad mūsų vidus nori atgimimo. Mūsų vidus ieško būdų, kaip surasti tą džiaugsmą. Ir čia kaip šitai kortai ir matome mes tą princą su lape, jie atėjo į teismą ir nori kažkokios pagalbos, patarimo, kaip tapti džiaugsmingais, laimingais. Ir pasižiūrėsim, kokį turim iššūkį dėl šios situacijos. Tai yra monetų karalius.
O šiandien tas monetų karalius kalba apie tai, kad kažkokie finansiniai reikalai pradžiugintų liktai. Liktai mes galvojam, kad mes neturim kažko materialaus, kažkokio daikto ir todėl mums liūdna. Bet turbūt laimė yra ne apie tai, pažiūrėsim toliau, kur kortas nuves, bet laimė yra ne visada įsigyti kažkokį didelį daiktą ar kažkokią kelionę ar kažko tokio labai didelio ir brangaus, kaip čia rodo, kad karalius liktai norėtų karališką kažkokią pirkinio įsigyti ir jisai nelaimingas, atrodo, kad jeigu to neturi, tai blogai, bet iš tikrųjų kortos ir pataria mums tos laimės ieškoti mažose dalykuose, kad galim mes laimingi būti ir nusipirkę vieną puodelį arbatos ar kavos ar tiesiog ir namie pasigaminę kažkokią skanaus šiltą gėrimą su termosu, įsipylę į termosą ir nuėję į gamtą gražiai vietoje atsigėrę ar tiesiog namie kažkokį kampelį radę malonų ir tenai pasimėgavę ir dėkingumas labai praturtina mus ir atveria kelius į gausą. Jeigu mes esam dėkingi už mažus dalykus, tai ateina ir didesni ir dažnai mes pamatom per tam dėkingumą, kokie mes esam turtingi ir visada tas mūsų protas reikalaus daugiau, bet iš tikrųjų, jeigu apsidairytume aplinkui, tai rastume, kiek viską mes turim ir gal verta, gal ir kartais savo spintose pasidaryti inventorizaciją, pasižiūrėti, kokių daiktų mes turim ir galbūt surasti kažką seniai pamirštą ir pasidžiaugti tuo. O ką kalba pasąmonė šito klausimu? Pasąmonė tai yra aukščiausias žynys. Tai reiškia, kad giliai viduje tai mes esam išmintingi, pas mus daugybė yra išminties žinių, kaip tapti laimingais. Kad čia mažasis princas bibliotekoje studijuoja ir tai yra ir parodoma, kad daugybė šaltinių yra, kur tik tai semkis ir surask tų būdų, daugybė knygų ir internete visokios informacijos ir visokių patarimų, tik tai daryk ir tie išminties šaltiniai begaliniai, tiesiog reikia tuo pasinaudoti. Kokia praeitis dėl šitos situacijos yra? Tai imperatorė. Reiškia, tai iš tikrųjų, kad mes praeitį tai ir patyrėm tą gausą, tą laimę, tą džiaugsmą, lengvumą, kad imperatorės energija tai yra tokia pilnatvė, mėgavimasis materija ir gausa. Tai reiškia, kad čia nieko naujo aš nepasakysiu, kad mes jau žinom, kas yra ta laimė ir džiaugsmas ir kaip jinai jaučiasi ir mes žinom, kaip būna, kai tas vidinis vaikas džiūgauja ir laimingas, tik tai reikia prisiminti tai. O kokia ateitis dėl šitos situacijos? Ateitis yra 3 taurės. Tai reiškia, kad mes liktai švęsim, džiaugsimės, kad mes surasim tų būdų pašvęsti, kad tikrai tasai vidinis vaikas ras progų padžiugauti. Čia yra 3 taurės, tai tokia energija, kuri kalba apie šventę, apie džiaugsmą, laimę,
apie kažkokį vakarėlį, draugų susitikimą, tai tikrai čia geras užtaisas tam vidiniam vaikui džiūgauti, nes susitinkam su draugais, energijos pakylėtos ir labai džiaugsmingos ir mes prisipildom ir ateityje galim naudoti šitą resursą. O kas yra artimoje ateityje iki mėnesio laikotarpio? Tai yra magas. O magas tai nuostabi energija, kuri gali sukurti viską. Tai reiškia, kad bus tokių momentų gyvenime, kai mes pasijausim tikri magai, kad mes pasijausim, kad galim viską. Ir mums duota bus visi resursai ir tik reikia pagauti tą momentą, kažkaip pajausti tą tokį įkvėpimą, kažkokią pasigauti mintį ir tada jau imtis veiksmą ir gyvendinti. Ir iš tikrųjų taip irgi pradžiuginti savo vidinį tą vaiką, kad aš galiu, aš visagalis, aš sukūriau. Tai galbūt, jeigu pajausi kažkokį impulsą, kad aš noriu kažką gal parašyti, nupiešti, sukurti, nulipdyti ar suverti kokį papuošalą, iškepti pyragą ar kažką vyrišką sumeistrauti, gėlę pasodinti, tai tiesiog imk ir daryk. Jeigu šitą energiją pajutai, tai pasinaudok tuo. Ir nelauk nieko, ir sukurk tą šedevrą ir pasijausk to magu, pradžiugink savo vidinį vaiką. O kokie yra vidiniai veiksniai? Tai karalienė kardų. Tai reiškia, kad mes esam protingi, mes esam galingi, mes turim žinių, mes žinom, kaip tai padaryti. Tiesiog reikia daryti. O išoriniai kokie veiksniai? Tai kardų karalius. Na, čia rodo, kad išoriai liktai mums atrodo, kad visi mus nugins lyg tas lapės, kad gal mes ir norim kažkaip sąveikauti su kitais ir kažką nuveikti, gal kažką sukurti ar pasidžiaugti, lyg ta lapė norėtų padraugauti, bet tas riteris su kardu iškėlęs tuo veja ją ir gal kažką vis nereikalinga tu čia esi. Tai šitą kortą įspėja, kad nereikia taip galvoti, kad kažkokia aplinka išorė tai imsis kažkokių aktyvių veiksmų ir nedraugaus su mumis, kad kaip tik, kad ir kiti žmonės nori pradžiuginti savo vidinį vaiką ir verta mums draugauti. O kokios yra viltis, baimės dėl šitos situacijos? Tai karalius taurių ir lūkesčiai. Viltis, baimės ir lūkesčiai. Tai baimės gal tokios, kad jeigu aš čia kažkaip labai krykštausiu vaikiškai, tai kaip aš čia atrodysiu, gal kažkaip juokingai ir aš tada nenoriu kvailai atrodyti, gal mane nuliūdins, jeigu kažkas pasišaipės. Bet iš kitos pusės mes ir norim atverti tą širdį ir būti tokie pripildyti kaip taurių karaliai ir tiesiog leiskim, atsiverkim ir džiaukimės. O koks yra galutinis rezultatas? Galutinis rezultatas yra velnias.
Na, velnės yra tokia korta, iš tikrųjų turi savo aspektus ir neigiamus, ir teigiamus. Tai jinai ir įspėja apie tą balansą, kad tu džiaugis, bet ne per daug. Kad žinok, kada sustoti, kad tie vakarėliai gerai, jie suteikia energijos, bet tu neįkrisk į tą priklausomybę. Kad taip, tas vaikas, aišku, nori kuo daugiau tų linksmybių, bet tavo tą suaugusioji pusė tegul sustabdo jį laiku ir tegul viskas būna balanse. O ką nori mums pasakyti šito vienaragių korta? Tai jinai sako, kad tiesiog atsiver galimybėm ir auk dvasiškai, kad kviečia šitą energiją augimui, nes kaip ir apibendrinant, kai mes užpildome savo vidų džiaugsmu, kai nejaučiam trūkumo, tada mes galim augti ir džiaugtis. Ir kaip čia ir tas vienaragis, ir kiti gyvūnai, visi laimingi, kaip ir šitas taros skaitimas yra apie tai, kad ir princas džiaugiasi, ir kiti princai, ir mūsų vidiniai princai, ir princesės, ir kiti žmonės irgi paliečiami tos mūsų džiaugsmo energijos ir visiems mums gerai. Tai šitas kortos patarimas yra, kad džiaukis ir kitus paliesk savo tą vidinę šviesą, tuo džiaugsmu, kad tai yra užkrečiama ir tai yra visiems į naudą ir augimą ir visos žemės progresą. Tad ačiū Jums labai, kad išklausėt mane ir lauksiu Jūsų atsiliepimų, lauksiu patiktukų ir komentarų ir taip pat labai dėkoju ir linkiu Jums geros dienos ir iki kitų pasimatymų. Viso gero. Viso.